prieš kiek daugiau nei 2 savaitės. Savo apsilankymą Palangoje pažymėjome vaizdo reportažu nuo tilto į Baltiją. Tuo metu jis buvo galingo vėjo ir bangų tandemo liudininkas. Šiandien grįžtame čia dar kartą, kad pamatytume, kaip šaltis ir bangos kuria naują gamtos pasaką. Šį kartą jau ne nuo tilto, o tiesiogiai po juo. Žvarbų pirmadienio vidurdienį, net ir lankomiausia Palangos gatvė gali trumpam atsikvėpti nuo žmonių šurmulio. Tačiau ir pavieniai praeiviai ir specialiai čia atvykę smalsuoliai turi aišku tikslą. Jis neapsiriboja vien pasivaikščiojimu Basanavičiaus gatve, ar žvilgsniu į šerbetu virtusią jūros pakrantę. Daugelį traukia užsukti po Palangos tiltą ir iš arti pamatyti, kokiais gamtos sukurtais batais šią žiemą apsivavė tilto kolonos, ledu apšalusiamis, bangų ir šalčio išraižytomis formomis, liudijančiomis Baltijos jėgą ir grožį. O kol klausotės, kaip palaipsniui šaltis bando sukaustyti Baltijos krantą, tikimės, jog šią trumpą mūsų refleksiją nepamiršite palaikyti savo patiktukais, bei žiemos įspūdžiais pasidalinti komentaruose. Ačiū, kad esate kartu su kūrybinio polėkio įkvėpta Klaipėda TV.